Gerai, ačiū ponia Liuda, iš karto galima eiti prie reikalo. Ar čia? Ar tai yra nuolaidžiavimas Rusijai, ar tik taip atrodo, bet vis tiek negerai. Net jeigu taip tik atrodo. Panašiai gali atrodyti. Ir jeigu Maskvoje buvo didelė šventė ir daug degtinės išgerta, gavus tą žinią, tai matyti ten taip atrodo, kad tai jų pergalė. Ir mes prisimenam, kaip ilgą laikotarpį, turbūt porą metų mažiausiai, iš Maskvos sklido visokie tokie grasinantys propagandiniai pareiškimai, kaip ir spaudimas, kad raketinė gynyba ten, jeigu bus pastatyti elementai Čekijoje ir Lenkijoje, yra nukreipta prieš Rusiją. Ir kaip tai dažnai būna, net tokia galybė kaip Amerika beveik teisinosi. Stengiasi įtikinti ir iki šiol įtikinėja, kad ne, čia tikrai ne prieš Rusiją. O tiesą sakant, aš nežinau, aš toks mažas patarėjas. Aš manyčiau, kad užtektų vieną kartą pasakyti. Ir paskui, jeigu dar 10 kartų kartoja tą patį, tai gal nuspėti, mes jau sakėme. Ir nesiaiškinti kiekvieną kartą, nes reiškia kažkokį spaudimą priima tada. Su tais pasiaiškinimas. Be to, galima net labai ir neslėpti, kad mes irgi buvom pagalvoję Lietuvoje, nežinau, aš nesu valdžia, bet valdžios lygmenyse, prezidento Adamkaus, anuometinių socialdemokratų vyriausybės, buvo net tokių, tai mes, kada Lenkija suabejojo Rusijai grasinant, tai mes galim priimti. Ir pas mus Lietuvoje niekam nereiktų aiškinti, kad nors ir 10 amerikiečių kariškių buvimas Lietuvoje, tai yra didelis dalykas. Tai yra Amerikos buvimas, konkrečiai, ir dar karinis buvimas. Ir suprantama, ir Lenkija visi taip suprato. Ir Rusija taip suprato. Ir todėl tas ginčas, kad čia nenukreipta prieš Rusiją, yra gana tuščias. Nes tai nenukreipta prieš gerą ir taikingą Rusiją, suprantama. Niekas čia nėra tokie bepročiai, kad galvotų pulti Rusiją. Tik tai jinai vaizduoja, kad NATO tai yra kažkoks priešas, kuris ją nori užpulti. Tai yra propagandinis žaidimas ir įtakojimas smegenų. Bet, kita vertus, jeigu Rusijai taip svarbu, kad Lenkija, Čekija, arba, pavyzdžiui, Lietuva neturėtų jokios gynybos nuo raketinio puolimo. Tai būtų iš Irano ar iš kur. Reiškia, čia galima būtų sulaikyti raketas lekiančias toliau į vakarus, į Europos sostinės arba net per vandenyną. Tai kodėl Rusijai taip rūpi, kad Europa būtų neapginta? Tai gal geriau, kad Europa būtų apginta. Rusijos pult niekas nesiruošia, jeigu grėsmė būtų iš Irano, tai gali Europą talkinti. Bet čia, matot, labai elementariai viskas atsiskleidžia. Taip pat kaip reikalaujat, kad Gruzija neturėtų kariuomenės. O po šito karo, kai Gruzijos kariuomenė buvo tikrai sunaikinta arba Rusai didžiavosi, kad jie atėmė, užgrobė ginkluotę, modernę, naują ir turbūt ir amerikietišką ginkluotę. Čia mūsų grobis. Grobis, reiškia taip kaip viduramžiais. Įsivežėm grobį. Ir kad naujų ginklų nebūtų. Tegu Gruzija yra tokia baisi šalis, kuri gali vėl užpulti Maskvą, reiškia, jos daugiau apginkluoti neleiskim. Tai, žinoma, su to niekas nesutiko.
Bet tai rodo, kad norą, kad aplink kaimynai būtų bejėgiai. Kaimynai būtų neapginti. O tada jau yra erdvė visokiam psichologiniam, moraliniam, propagandiniam veikimui. Mums po kovo 11 demonstravo. Važinėjo pro aukščiausios tarybos pastatą naktį, ypatingai atsimenu tą, kai mes priėmėm naktinį sprendimą, kad įgaliojimus suteikiam Stasiui Lozoraičiui, jeigu mūsų sunaikins. Važiavo pro aukščiausią tarybą, šarvuočiai, tankai, bet ypač šarvuočiai su sunkiaisiais kulkosvaidžiais, apnuogintais, be čecholų, be užvalkalų, paruoštais šaudyti. Važiuoja pro mus, nešaudo. Bet ką tai reiškia? Reiškia demonstravimą, kad jūs bejėgiai. Čia jūs kabot ant plauko, kiekvieną momentą. Tai šito matyti ir nori, kad taip jaustųsi visos aplinkinės šalys. Kodėl buvo toks pasipriešinimas, kad jokių būdų negalima priimti į NATO? Nė vienos buvusios Varšuvos pakto šalies. Paskui Lenkijai leido. Bet leido Lenkijai, o prezidentui Clintonui privačiai pasiūlė, gerai, mes imkit Lenkiją, bet Baltijos šalis tai jau ne. Tai reiškia, dabar tas pasidarė vėliau žinoma, čia buvo privatus pokalbis su Jelcinu, Clintonas su Jelcinu. Bet reiškia, Clintonas pasakė, ne, mes neatiduodam jų Baltijos šalių. Suprantat, kokiam lygiai vyksta darybos ir per tai taip pat, ar apginta, ar neapginta. Tai tas mažas tas instaliavimas radaro arba raketų Čekijoje ir Lenkijoje reikštų, kad ten yra Amerika.